Sveiki atvykę į Advokatų namus. 2024 metais vasario 12 dieną advokatūra įsigijo šį pastatą. Kreipėmės į visus pagrindinius Lietuvos vystytojus, tame tarpe ir į Robertą Dargį, į Eikos steigėją ir savininką su konkrečiu prašymu padėti įgyvendinti advokatūrai svajonę, pakeisti šį pastatą iš esmės, pertvarkyti jį taip, kad jis atitiktų visus šiuolaikinius standartus ir šiame pastate galėtų įsikurti Lietuvos advokatūra. Kovo 10 dieną, tai yra nepriklausomybės dienos išvakarėse, prie šio pastato iškėlėme advokatūros vėliavą kartu su trispalve, taip pažymėdami, kad šis pastatas yra pilnai įrengtas ir jau pritaikytas mūsų bendruomenės poreikiams. Ir nuo Filharmonijos scenos buvo padėkota koncernui Eikai už idėjos įgyvendinimą, už tos svajonės, kurią advokatūra gvildeno visus 108 metus įgyvendinimą ir atspindi tokį, koks atspindi mūsų bendruomenės charakterį ir suteikia šiems namams jaukumą ir namų statusą.